Dabar pasimokinsime, kaip braižyti diagramas. Diagramos yra braižomos su skaičiuokle, tai skaičiuoklę aš jau ir atsivėriau. Diagramos paprastai turi kažkokius tai duomenis, kurie yra jose atvaizduojami. Tai sudėtingiausias turbūt dalykas ir bus susirašyti duomenis, o kai jau turėsim duomenis, viskas bus labai paprasta. Tai dabar įsivaizduokim, kad aš turėjau tokius duomenis, apklausiau mokinius, paklausiau, ar jie atlieka namų darbus. Na ir kai kurie mokiniai man atsakė atlieka, kai kurie ne, o kai kurie kartais. Kaip tuos duomenis man dabar surašyti? Duomenis aš galiu rašyti bet kuriame langelėje, kaip tik man patinka. Tai tarkim, aš pradėsiu nuo šito langelio ir rašau, kad kai kurie mokiniai atsakė taip, kai kurie ne ir kai kurie atsakė kartais. Kiekvienas duomuo turi būti skirtingame langelėje. Tai čia buvo pirmasis stulpelis, tai yra atsakymų variantai. Toliau, antrame stulpelyje rašysim, kiek tų mokinių atsakė. Tai tarkim 15 mokinių atsakė taip, 5 atsakė ne ir 8 atsakė kartais. Na štai, visus duomenis mes jau turime. Dabar, kai duomenis turime, juos reikia pasižymėti. Žymėti reikia tiek langelių, kiek yra duomenų. Jeigu mes pažymėtumėm štai taip, diagrama gautųsi blogai. Taigi, pasižymėm reikalingus duomenis ir ieškome diagramos mygtuko. Diagramos mygtukas būna priemonių juostoje, štai čia. Arba jeigu jo nėra, arba jo nesimato, mes visada galime eiti į meniu juostą įterpimas ir pasirinkti žodį diagrama. Paspaudus diagramą, man atsiranda štai toks langas, kuris vadinasi diagramos vediklis ir po juo yra jau nubraižyta diagrama. Taigi braižyti mums nieko net nereikės, mums reikės tik pasirinkti, kokios mes diagramos norime ir kaip ji turi atrodyti. Taigi visų pirma pradedam nuo diagramos rūšies. Rūšių čia yra štai tiek, aš galiu rinkti stulpelinę, skritulinę, juostinę ir taip toliau. Ir ką aš čia be pasirinkčiau, viskas realiu laiku man štai čia persipiešia. Tai aš galiu visada sekti ir matyti, kaip atrodys mano diagrama. Bet kol kas mes apsiribokime tik stulpelinę diagramą. Na ir kokius ji čia turi pasirinkimus. Ji gali būti normalioji, sudurtinė. Sudurtinių mes nedarysime, darysime normalias diagramas, paprastas ir gali būti diagrama trimatė. Paspaudus paukštelį diagrama štai persipiešia ir ji gali būti cilindro formos, kūgio formos ir taip toliau. Jeigu jau esu patenkinta, kaip mano diagrama atrodo, einame prie antro žingsnio. Kaip matote, žingsnių yra viso 4. Tai antrame žingsnyje yra vienas labai svarbus dalykas – pasakyti skaičiuokliai, kaip mes surašėme duomenis į langelius. Ar mes kiekvieno duomenį rašėme į skirtingas eilutes, ar į skirtingus stulpelius. Tai čia ir reikia pasirinkti. Jeigu nelabai suprantame, ką tai reiškia, tai tiesiog pasirinkime ir pažiūrėkime, kaip perpiešta yra diagrama. Man tokia diagrama labiau patinka, tai aš paliksiu duomenų seką eilutėse. Ir einame į kitą žingsnį. Trečią žingsnį mes praleisime, nes čia yra per daug sudėtingi dalykai, čia galima rinktis kiekvieną elementą, kokiam langelį yra, na, bet mes to nedarysime. Einam iš karto prie 4 žingsnio. Na ir dabar žiūrėkime, ką mes čia galime užsipildyti. Visų pirma, yra parašyta rodyti legendą ir uždėtas paukštelis. Kas ta legenda? Pabandom ją išimti ir štai nebesimato, kokia spalva ką reiškia. Taigi, legenda ir yra tasai laukelis, kuriame yra visos spalvos paaiškintos, visi atsakymai. Ir ta legenda gali būti kurioj tik norim diagramos pusėje. Toliau diagramai mes turim suteikti antraštę, kitaip tariant pavadinimą. Nes be pavadinimo pažiūrėjus į diagramą nelabai aišku, apie ką ji yra. Ar ji yra apie namų darbus, gal apie automobilius, gal apie pinigus, ar apie dar ką nors kitą. Taigi, antraštė turi būti tokia, kuri atspindi, apie ką ta diagrama yra. Tai kadangi čia buvo diagrama apie namų darbus, tai taip ir parašysiu. Ar atlieki namų darbus. Toliau paantraštė bus antraštės patikslinimas, jeigu jo reikia. Jeigu nereikia, mes galime palikti tuščią. Bet šiuo atveju aš parašysiu, kad tai yra 7 klasės mokinių atsakymai. Toliau mūsų diagrama turi ašis X, Y ir Z. X ašis, turbūt jau žinote, kur yra iš matematikos, štai čia. Y ašis yra štai šita ašis, o Z ašis yra štai šita ašis. Ir mes jas visas galime pavadinti. Tai šiuo atveju aš dabar vadinsiu tik Y ašį, nes Y ašis yra svarbiausia.
Nes mes turime išsiaiškinti, kas čia tie skaičiai. Gal čia yra klasių skaičius, o gal čia yra mokinių skaičius, ar dar kažkas kita. Tai kadangi čia sakiau buvo viena klasė ir atsakė mokiniai, tai taip ir parašysim mokinių skaičius. O kitų ašių galim net nevadinti. Ir štai pavadinus Y ašį, štai čia atsirado jos pavadinimas. Na ir jeigu jau viską sutvarkėme, esame patenkinti savo diagramą, spaudžiame mygtuką baigti ir turime nusibraižę diagramą su skaičiuokle.